Graikų legendos byloja, kad tam tikrą dieną, tam tikrą valandą ant aukščiausio Rodo kalno prie Dzeuso šventyklos vienas labai keistas vyrukas atneša savo varytos pačios stipriausios sumos. Iš šitą tradiciją daro apie 40 metų ir nedaug kas žino apie tai. Aš čia pasikalbėjau, pašmikštinėjau, praakėjau, kaip sako, dirvą, pasitikslinau ir jeigu man pavyks, aš kaip tik dabar kilu į patį aukščiausią Rodo kalną, būtent tam laikui galbūt rasiu pačios stipriausios sumos. Netraukia antrų bėgių nei kiek, vietukas. Aš tikiuosi, koks nors sunkvežimis čia nepareis. O čia visiškai nėra kur prasilenkti. Kur čia neužsidegtų. Ir va, asilas vis tiek kažkuris debilas paliko numetęs daug. Turistai aukščiausią kalną labai retai kyla, nes jie sako, čia yra labai blogas kelias. Jam gal ir blogas, bet jie dar mūsų Vilniaus Utena kelio nematė. Pabandytų pavažiuoti betonkę. Reikia biškį vietinių paklausti. O atgal kaip grįžt? Ei, tu savo su tokiais kiaušiniais ir toks lengvas balsiukas. Turėtum baubt kaip būlius. Ten, kur negalėjau pavažiuoti su savo pandute, ten jau reikia eiti pėstute. Bet dėl stipriausios sumos apie 67 laipsniai galima ir prasivaikščioti. Aš labai tikiuosi, kad aš spėsiu. Mistinis senukas sumos varytojas palieka litrą žiauriai geros, karštos, nerealios, nes buvo ant saulės, sumos. Ir ne bet kur palieka. Ant pačio Rodo aukščiausio kalno Dzeuso šventyklai. Va, ji, aišku, iš jos nemažai kas čia beliko. Tai manau, kad ten yra pažymėta vieta. Bandysim ten ieškoti. Aha, o čia tiek daug pažymėtų vietų. Nu ką, bandysim po kiekvieną ieškoti. O ten man. Kaip ir eit prie jo. Pasirodo, legenda gyvoja. Legendinis senukas. Legendinis samanės sumos varytojas. Štai. Rugsėjo 26 dieną, lygiai 13 valandų, 26 minutės. Kaip ir legenda byloja. Bet ar čia tikrai tai? Reikia paragauti. Tak, žiūrim. O, užkarkuitas.
Nu reiks paragauti. Aik tu na! O tu rūpužė. Lemba, reikia gal papkių palikti šitai vietai. Būtumai pasimsiu. Ačiū tau, senukai. Tu legendinis. Šitą ir dvaconę gaila bus paduoti. Eiktų. Jo. Paduosim mes jam čia, kad nenupūstų. Va, uždėsim. Tai va. Tai va, chebrytė. Kiekvieno mėnesio 26 dieną 13 valandų 26 minutės legendinis Sumos gamintojas visą laiką atneša čia litrą pačios stipriausios, pačios nerealiausios, tu nafig gerai duodančios į galvą Sumos. Bandykit laimę, gal pavyks.